Sveiki, mielieji, su jumis Lingita ir Sielos dvynių kanalas. Taigi šiandien kalbamės apie Helovyną ir koks poveikis žmonėms ir kas vyksta iš tikrųjų kvantinėme lauke. Tai turbūt jau visi aiškiaregiai, kurie atvyksta mokytis į Aiškiaregio akademiją, mato ir jaučia, kas vyksta, kad tai yra šventė, tamsos pagarbinimo šventė, ar ne? Nes iš tikrųjų tai yra pagal ciklus ir pagal Žarskų, kuris ten daug analizuoja, ar ne? Ir jo knygas, kas esat skaitę, tai yra tamsiausias taškas viso šitom metų cikle. Ir šitam žemiausiam taške mes atsidurėme labai arti mirusiųjų pasaulio. Taigi tai yra mirusiųjų pagarbinimo šventė. Dar kartą, kaip sakau, galvok iš naujo, padarykim restartą. Tai yra mirusiųjų pagarbinimo šventė. Dabar paklauskim savęs iš kitos pusės. Ar reikia mums garbinti mirusiuosius? Ar reikia man garbinti? Gal jums reikia. Aš darau savo sprendimus ir todėl šiandien aš kalbu. Ir aš tau iš naujo padedu padaryti restartą ir paklausti savęs, kam man to reikia. Ar ne? Tai užduokit savo klausimą. Ir kas vyksta iš tikrųjų, kai visi žmonės puola į kapines vienu metu ir visi vienu metu atneša tarytum kažkokią tai dovaną, kažkokią auką, ne va jie ten žvakutes uždega, ne va jie tenai kažką tai gėles atneša, ne va jie kažką daro. Suprantat, kas tai yra? Tai yra masė žmonių sueina ir kas tai yra? Tai yra kaip egregoras, kurį pamaitina. Tai noriu pasakyti, pagalvokim, išjauskim ir jūs parašykit, nes čia daugybė manęs klausosi, kurie esate aiškiaregiai, mes iš tikrųjų ir bendraujam, ar ne, kartu už uždarų durų Aiškiaregio akademijoje ir mes aptarinėjom tokius dalykus. Per regresinės hipnozės ypač šitie dalykai iškyla. Tai dabar noriu paklausti jūsų, jūs atsakykit, parašykit komentaruose, net įdomu. Kas jums yra šita šventė, kaip jūs mato šitą šventę. Jau nemažai straipsnių buvo pasirodę, ar ne, kad šitie apsirengimai įvairiausi, kaip mes, ten jaunimas mėgsta, ten juodai apsirengia, tenais arba kažkokius šikšnosparnius kabina, ar ne. Yra toksai kanalas Aiškiaregio akademija, tenai greitų laikų pasirodys regresinių hipnozių įrašai, fragmentai ir visa kita. Noriu pasakyti, kad yra be galo daug įrašų apie tai, kaip žmonės mato šikšnosparnius savo biolauke ir kokią žalą jie daro ir kaip jie siurbia energiją. Ir kokie jie užslaptinti yra ir kokie jie suvelta viskas ten, ar ne. Tai jeigu vorai ten uždeda voratinklius apraizgo, ar ne, tam kvantiniam lauke, eteriniam kūne. Tai šitie šikšnosparniai taip pat daro savo įtaką. Ir kad juos atkabinti, ten irgi reikia labai labai gerai padirbėti. O kad žmonės pasikabina arba užsideda ant savęs, tai suprantat, juos reikia nusiimti nuo savęs, jeigu tu nori būti laisvas. O jeigu kažkas tai kažką užsideda ant savęs, kažkokią skraistę, ar ne va ten kažkoks tai gyvūnėlis, ar kažkoks dar veikėjas, suprantat, kas įvyksta? Ir ypač mamos, kur deda vaikam tas ausytės. Suprantat, ausytės. Jau šiaip nuiminėjam ausytės. Tai jau mes patys tėvai uždedam ausytės vaikam, kažkaip aprengiam ten kokiais velniukais, paskui stebimės, kad mūsų vaikai ten klykia, rėkia, ten draskosi, hiperaktyvus ar panašiai. Suprantat, mes patys uždedam, tėvai yra tie palydėtojai, tie angelai, tie saugotojai, kad nuimti tą negatyvą, ar ne? O tėvai atvirkščiai uždeda. Tai žodžiu, galvokim, ką mes uždedam ant savo vaikų, galvokim, ką užsidedam ant savęs ir jeigu kažkada kažkur tai kažkaip tai buvom užsidėję, tai žinokit, kol jūs patys to nenuimėt, tenai ir uždėta. Ten jau net nelabai kitą kartą užsidedi, jau užsideda ir yra kažkaip per mūsų mintis, ar ne,
mums tiesiog įbruka kažkokią mintį, ten pas mus ant ausų visokie davikliai uždėti, ar ne, kurie mums iškreipia pasaulio vaizdą, iškreipia realybę. Ta galograma, kas yra, būna arba akiniai, arba ant ausų uždėta. Aš kalbu aiškiaregiai, kurie papuola aiškiaregio akademiją, mes iš savęs išsikrapštom va šitus dalykus. Įvairiausias linzės ant akių, kad mes matom iškreiptą vaizdą. Tai jeigu tu šiandien nešioji akinius, tai žinok, gali būti. Aš nesakau, kad tu dabar nepulk į auką ir nepradėk galvot, kad tu kaltas čia kažkaip, oi, čia pas mane dabar linzės. Nesigazdinkim. Aš kalbu šitą informaciją tam, kad mes nusijimtumėm, kad mes žinotumėm, ką mes užsidedam ir kad mes turėtumėm galimybę pamatyti ir nusiimti, nes kol pas mus iškreiptas vaizdas ir mes matom tamsą, žinokit, ta tamsa, tai nėra jūsų, tai yra galograma. Jeigu kažkas tai kažkokia sukasi galvoj plokštelė apie kitą žmogų, kad jis blogas, jis toks, tai yra akiniai, tai yra ant ausų davikliai, kurie tau tai rodo. Arba kad pasaulis toks, arba tavo vyras toks, arba žmona tokia, arba tavo vaikai tokie. Viskas yra iškreipta, viskas yra galograma. Tu sėdi tiesiog šitam filme, kur gauni šalmą, ar ne, ir tu galvoji, kad tu tenai realybėj, o iš tikrųjų tai ten yra galograma, kur tu tiesiog žaidėjas esi ir ištransliuoji tenai savo negatyvę energiją, savo baimę, savo skausmą, savo va šitas emocijas, tave išmuša iš tavo ašies, tu pamiršti savo sielą, tu pamiršti, kas tu esi, kad tu pamiršti savo branduolį ir tada tave ten sunešioja. Sunešioja taip, kad tu tenai iš šonus pradedi tas emocijas sviruoti, arba labai džiaugsmas, arba labai liūdesys, tai žinok, kur yra tiesa, yra neutralumas, yra vidurys. Ne tai, kad ten, o, aš labai džiaugsmingas, arba aš labai verkiantis. Suprantat, kada labai verkiantis yra kita pusė, ne? Tas dualizmas labai įsisviruoja ta švytuoklė. Tai va, tai žiūrėkit savo emocijas, pagal emocijas galit suprasti, kame jūs esate, ar ne, ir kad su jumis žaidžiama. Tai va, tai nusiimkit šalmus, nusiimkit ausis, daviklius įvairiausius ir dar visokius dalykus, nes tai yra tiesiog tai yra galograma, iškreiptas vaizdas. Ir mes turime iš tikrųjų meditacijas pirmadieniais, kada jūs galite prisijungti online. Ir tiesiog mes pradedant meditacijas, mes dažniausiai nusiemam šitos šalmus, šitos vaizdus ir, žodžiu, dirbam. Dirbam bendro žmonijos pasąmonėje. Tai kas norėtų, rašykit, atsiųsiu nuorodą ir šitas meditacijos yra už širdies ačiū. Tiesiog, kad jaustumėt tą dėkingumą, dėkingumas ne dėl to, kad, žinot, reikalinga kitam žmogui tas dėkingumas, bet dėkingumas ugdo mumyse su visata tą imti duoti balansą. Reiškia, mes visatai ištransliuojam dėkingumą, mes vaikštom su pliuso ženklu, apskritai kaip vibruojanti būtybė, ar ne, skleidžianti bangas. Mes vaikštom su pliuso ženklu, mes esam davėjai, visatai davėjai. Kada dėkojam, mes davėjai. Nedėkojam davėjai. Tai va, bet kada mes tik tai reikalaujam, ieškom, kur čia ką paimti, nemokamai gauti, žodžiu, aš nesakau, taip žmonės labai daug dovanoja nemokamai, iš savo širdies gausos, jie pajutę va šitą energiją, davimo, dovanojimo energiją ir iš tikrųjų ateityje pinigai išnyks kažkada, tai kada žmonės jaus va šitą balansą imti duoti ir tą dėkingumo davimo energiją. Tiesiog, kada jūs uždedat laiką, kada jūs tam pozityvę, va, aš dėkoju, tu man tą informaciją davėjai. Ne konkurencijai, va, kaip jinai pašnekėjo, aš dabar nubėgsiu, geriau pašnekėsiu, ar ne? Nes tai yra konkurencijos iš karto jau energija, tai yra reptilinė energija, bet aš vibruoju dėkingumo energijoje, ne? Aš atėjau pas žmogų į svečius, aš pasisveikinau su juo duodamas laiką, pabendravau su juo kažkokį komentarą parašydamas, ar ne? Tai va, tai yra visatos va šitie balansas, imti, duoti balansas. Ir tada žmonės nesistebės, kodėl va, trūksta pinigų, kodėl neteina pinigai ateina va, ant šitos energijos. Žmonės, kurie turi iš tikrųjų pinigų ir valdo didelės sumas, iš tikrųjų, jie moka dėkoti. Jeigu mes pasigilinsim jų gyvenimą, jie nešiukšlina aplinkos, jie tvarko aplinką, jie nesvarbu kieno šiukšlė, jie surinks, jie, suprantat, tie žmonės yra
pliuso energijų, pliuso. Ne pretenzijų, kad čia kažkas kažką man privalo ar duoda, arba dabar aš čia iš kažko pasisemsiu, bet davimo. Ir ant šitos davimo energijos noriu ką pasakyti, suvesti galus, kad neauga šitie parazitai. Mes nepritraukiam parazitų. Kada mes esam dėkingumo energijoje, mes nesam minuse. Kada mes prašymo, ėmimo, tik tai siurbimo, kad jūs man duokit, o aš čia nieko, ar ne, tai gaunasi tas parazitavimas, kur aš tik imu. Suprantat, kaip yra. Ir prie šitų parazitavimų, šitų energijų prisisiurbė kitos energijos, šitie astraliniai parazitai. Jie labai maitinasi gerai, nes panašus pritraukia panašų, ar ne? Tai suprato šitą sistemą. Tai ir ateinant prie to Helovino, kas vyksta, tai atsidūrėm pati visata, ar ne, pati, kaip pasakyti, šitą žemę atsidūrė tamsiausiam taške. Tiesiog visatoje mes tuo metu žemiausiam tamsiausiam taške. Ir pati diena tamsiausia, tokia kaip tamsiausia naktis, ar ne? Jis, aišku, paskui gruodžio mėnesį kaip ir tampa ta ilgiausia naktis, ar ne? Bet lūžio taškas šitas, tai skaitosi būtent per šitas vėlinės. Tai žodžiu, žiūrėkim, stebėkim save, kokiose šventėse dalyvavom, kokiose peigose dalyvavom, nes praktiškai šita peiga, šitas ritualas yra mirusiųjų pagarbinimas, ar ne? Tai nieko tai neslepiama, net laisva diena duodama, netgi duodama tau padaroma šventė, kad jau tu tik taip ateitum ir pagarbintum, reiškia. Tai nieks nesako, kad čia nereikia kapų lankyti ar tvarkyti, čia aš nesu prieš tai, aš tikrai esu už šventes, aš esu už tą tikrai, kad būtų tvarkinga, kad mes, kaip sakyt, viskas čia yra gerai su mūsų kaip pasakyti, pagerbimu, bet ne pagarbinimu. Tai žodžiu, žiūrėkim, stebėkim save, nes mūsų valia išreikšta per apeigas irgi yra mūsų valia. Ir valia yra tas stuburas, kurio medžioja, kaip mums jį perlaužti. Tai čia vaikystėje uždedamos matricos, mokykloje, kad mums ten parašo blogus pažymius ir mus taip nuvertina, kad mes pamirštumėm, kas mes esam, kad mes iš Dievo atskilusios dalys iš Dievo. Tai mes tokie maži dievukai, mes Dievo vaikai, taip ir sakoma, šventam rašte, Dievo vaikai, ar ne? Bet suprantat, koks dar irgi praslydimas, kad Dievo vaikai, jie tokie, o aš Dievo vaikas, manim kažkas turi rūpintis, kažkas atsakingas už mane. Nebrangus žmogau, tu esi suaugęs žmogus ir jeigu tavo viduje gyvena vaikas, tai padirbėk su savo vidiniu vaiku, padėk jam užaugti. Nes suaugęs žmogus, jame turi būti suaugęs žmogus. Reiškia, kažkur pavogta tavo valia, nukabinta dalis tavęs, ar ne, tavo siela kažkur tai prispausta, galbūt kažkokiai traumai. Per traumas įvyksta šitas pagrobimas sielos dalies, ar ne? Kaip jis įvyksta, kas yra sutartis, kaip sudaro sutartį. Reiškia, mes per agresinę hipnozę žiūrim. Įvyksta kaip, kažkoks stresas, tarkim, kažkas miršta, ar ne? Kaip, pavyzdžiui, onkologijos lyga susiformuoja. Kažkas miršta, žmogus išgyvena didelį stresą, jam aišku per daviklius ir viską pasakoja, kaip čia baisu, kaip tu dabar gyvensi, ir ten taip viską tave visą sukrato, tokį sukrėtimą žmogui, ne? Kad, žodžiu, tu ten toks visas auka, aš nenumenkinu iš tikrųjų artimo mirties, aš pati palaidojus ir tėtį, ir mamą, ir vyrą savo, ir žinau, kas tai yra liga, žinau, kas tai yra kančia. Dabar kalba eina ne apie tai, kalba eina apie sutarties sudarimą. Ir va šitam juodam taške, juodžiausio naktį, kada tu palaidoji, tau taip sutirština spalvas, va čia va esmė, dėmesio, sutirština spalvas, tau taip juoda padaro juodesnį ir atidaro portalą, suprantat, kas įvyksta. Iš esmės, netekti išeiti galima labai lengvai per dėkojimą, kada tu dėkoji tai sielai, kad jinai buvo, kad jinai tau padėjo, kad jinai, čia viskas yra gerai. Suprantat, natūralu, mes žmonės gyvenam šitam pasauly ir mes negalim tai priversti savęs, tu dabar čia neverk, ten nekentiek, visa tai yra emocijos, jos yra, mes jas jaučiam, tiesiog kaip tu sužaisi su savo emocijom.
Nes, suprantat, kada eini į savigailą, ten prasideda, oi, kaip aš gyvensiu dabar be to žmogaus, yra viena. Bet kada pradedi dėkoti, aš, pavyzdžiui, man irgi užplaukdavo tos mintis, kaip aš dabar gyvensiu, vyras išėjo, kaip čia bus. Bet aš ėjau į dėkojimą, man tiesiog parodė va šitą raktą, į dėkojimą, aš dėkoju ir aš einu į pliusą ir aš pritraukiu pliusą iškart, suprantat? Ir aš dėkoju vyrui už tai, ką jis padarė. Aš iškart fokusą dėdavau išdidindavau ne skausmą savo dėmesiu, bet aš išdidindavau tą dėkojimą. Dėkojimą, kad jis buvo, ką jis man padarė gero, koks jisai buvo nuostabus, taip. Bet ne su ta savigaila, oi, koks jis buvo nuostabus. Ne, tiesiog su ta dėkingumo energija, suprantat? Išsigrynint savo labai reikia, nes tas dėkingumas irgi gali su savigailos atspalviu eiti. Tai va čia išbudėti reikia, tą išgryninti savo tą dėkingumą, ne? Tą tokį tyrą, neapsimestinį. Tai va, tai noriu pasakyti, kad žiūrėkim, ką mes garbinam, žiūrėkim, kur sutartis sudaroma. Ir va, ta sutartis sudaroma, kada mes didžiausiam skausme ir mus tada tam žemiausiam taške, toj žemiausioj vibracijoj, va ten tikšt ir prisega. Ne? Ir prisega tave, tavo siela prisega. Ir ten arba apsigyvena kažkokia tai dvasia, ten reptilija, ar visi šiti velnynas šitas. Ar ne, su savo visa programa. Tai va, ir žodžiu, ir pradeda ten tampyti ir siurbti tavo energiją. Ne? Tai žodžiu, per šitas traumas, per šitas tokias sudaromos sutartys. Ir jos nežiūrint, koks amžius. Ir ypatingai vaikystėje, kur vaikai buvo pažeidžiami, arba yra pažeidžiami, juos tiesiog pagauna va šitas. Va. Jiems ten taip irgi baugina, rodo, kad ten kaip baisu, baisiau negu baisu, ir pažiūrėk, kaip jie verkia, ar ne? Baisiau negu baisu, ir ten tokia tragedija, toks verkimas, toks verkimas, toks skausmas, ar ne? Tai jau ten nieko nepadarius tam vaikui, nieko ten, bet jau ten taip viskas baisu, ten tiek emocijų daug. Tai va, tai žiūrėkit, mes irgi esam dideli vaikai, mumyse gyvena vaikas, tai va, žiūrėkim, kas mus baugina. Tos baimės, tai yra mažas vaikas, suprantat? Suaugęs vaikas, kada jūs ištrauksit save į suaugusiojo amžių, vidinį vaiką užauginsit iki suaugusio amžiaus, jisai nebebijos nieko. Tas suaugęs žmogus, jisai, kad ir kils kažkokios baimės, jis paguos tą vidinį vaiką. Suprantat, kaip yra? Labai įdomus dalykas. Aš žinau, aš tą procesą pati irgi perėjau ir kaip mes dirbam su klientais arba su studentais, tai mes irgi auginam tą vidinį vaiką iki suaugusio, kuris geba susitvarkyti su savo vidiniu vaiku. Ar ne? Tai va, čia yra raktas, čia yra formulė. Ir va, tai iš Keregio akademijoje mes ką darom, tai praktiškai gydom tas traumas, traukiam iš tos situacijos, gydom tas situacijas, išrišinėjam ir žodžiu, tokiu būdu mes užauginam tą vidinį vaiką. Tai čia yra visa esmė. Tai va, tai ką noriu dar pakviesti jūs į Keregio akademiją, kas jaučiat, kad rezonuoja jums iš tikrųjų, kad jūs turit tą vidinį matymą ar nuojautą, arba tiesiog gal jums atrodo, kad jūs neturit, nes visi iš esmės turi tas galias, tiesiog tos galios būna uždengtos arba užmigdytos arba kažkaip užrakintos vaikystėje šitų visų traumų ir pavogiama žmogaus siela ir netgi jo valia labai nusilpninama ir jisai negali užaugti iš esmės tas vidinis vaikas, kol nesustiprėjo jo vidinė valia, tas vidinis stuburas, tas branduolys, ar ne? Kol jis neprisimena, kad jis yra Dievo vaikas, kad jis iš esmės Dievas yra, ne? Dievas. Tai vat. Ir kada aktyvuojasi šitą atmintis, mes aktyvuojam atmintį, mes aktyvuojam galias, bet reikia pradirbti šitą kanalą. Tai mes pirmiausia, žinot, ateina, sako, nelabai turiu pinigų, aš čia gal visai neturiu. Tada mes ką darom? Pradirbam finansų kanalą. Ir kada paleidžiam šitą kanalą, ten daug yra tų parametrų tokių, tai mes per 10 užsiėmimų praktiškai išvalom visiškai šitus dalykus, ten aktyvuojam galias, santykį su klientais, žodžiu, visą mes sudėliojam šitą projektą. Ir tada žmogus gali išeiti į finansinę sėkmę ir tada gali įgyvendinti savo svajonę studijuoti. Tai va, tai mes studijuojam tiesiog pirmas tas modulis, kada mes sutvarkom savo šaknis, kad jos būtų atpalaiduotos, nes mes negalim užaugti, kol neatpalaiduotos šaknis.
visa vaikystė, visas giminės medis, visi santykiai mūsų, viskas, visi šitie kvantiniai santykiai, ar ne? Antras modulis eina finansai, bet mes galim sukeisti, kad jums atsirastų finansų, už ką galėtumėte susimokėti ir dar ne tik susimokėti, bet ir savo veiklas ir tiesiog būnat įstatomi į tas vėžes, į savo veiklas, jūs išsigryninat, jūs tiesiog pamatot, išmokstat matyti, atveriam jūsų galės, išmokstat matyti savo šitą visą sielos planą, savo savirealizaciją. Ir tada trečias modulis yra visos ligos, jeigu norite, kaip dirbs su psichosomatika, nes aš pati esu baigus psichosomatiką ir dirbu jau 3 metai intensyviai ir labai sėkmingai, iš tikrųjų, ir ligos keičiasi, nes visos ligos mūsų galvoje. Tai va, tai mes dirbam konkrečiai 3, 4 modulis, mes kartu einame ligas visas, problemas visas ir kartu jau praktiką. Jau jūs gaunat žmogų, su kuriuo mes dirbam 3 ir tada tokiu būdu jau jūs įgyjat praktiką, aš vairuoju, jūs nepasimetat, jūs tiesiog mokotės šitą vairą laikyti, kaip mašiną vairuoti, ar ne, sėdi instruktorius šalia, tai va, tai žodžiu, aš vairuoju ir jums ten nereikia pasimesti, kad kaip jūs čia dabar vesite šitą sesiją, jūs mokotės vesti sesijas, jūs drąsėjat, pasitikėjimą įgyjat, savivertė auga ir jau jūs žinot savo specializaciją, nes mes iškristalizuojam. Šitų specializacijų yra labai daug ir tų dabar specialybių bus labai daug, nes tie talentai yra tokie unikalūs, kad aš nenustoju žavėtis. Tai va, ir galbūt jūs išeisite į dėstytojus, pasiliksit akademijoje arba tiesiog jūs pradėsit savo asmeninę praktiką, nes 5 modulis jau yra darbas su klientais ir gaunate dalinį užmokestį. Tai yra, aš ieškau kliento, aišku, tai truputėlį ten daugiau gaunu ir kadangi pritraukiu, tai yra didelis darbas reklamuoti, dėti įrašus, juos kol kas ir montuoju pati, ar ne, tai va. Tai žodžiu, esmė tokia, kad jūs turit galimybę išeiti į praktiką, bet su priežiūra, į savo specializaciją ir tokiu būdu gaunate savo talentus monetizuojat. Tai mano talentų monetizacija. Tai va. Tai žodžiu, tokia programa Aiškiaregių akademijai, tai kam rezonuoja, labai laukiu, labai kviečiu atvykti studijuoti, galite tiesiog išsipirkti moduliais, ar ne, bet pradžioj darbas su jumis, aš dirbu asmeniškai arba kitas mokytojas, tiesiog jūs veda ir jūs išmokstat to aiškiaregystės praktikos, jau praktiškai nuo pirmo užsiėmimo vyksta praktika su jumis, bet ir mokymai su jumis. Kartu dirbama su jumis, su jūsų blokais įvairiausiais, ar ne, ir pasąmoniniam programom. Trinamos programos, negatyvios, ar ne, ir įrašomos pozityvios, nes viskas yra pas mus DNR. Tai va, daugiau panašių paskaitų, mokymų, jūs iš tikrųjų gaunate praktiką, jūs už uždarų durų vyksta intensyvūs mokymai, intensyvi praktika, dalinimasis grupėje, mes turim grupės, kur gali dalintis, kur nuolat informacija teikiama, aptarimai ir, žodžiu, gyvenam labai įdomų, intensyvų gyvenimą. Tai va, mėlėjai. Tai labai laukiu jūsų Aiškiaregių akademijoje, rašykit gurkšnisdangaus@gmail.com. Tai šiandien su jumis buvo Lingita ir gero jums gyvenimo garbinimo, gyvųjų garbinimo, gyvų žmonių garbinimo ir linkiu jums tikrai su gyvais jūsų žmonėmis šias dienas išgerti arbatos, kakavos ar tiesiog praleisti gerai, šiltai laiką. Tai, mėlėjai, sakau, iki susitikimo.